Keliaujame po Lietuvą. Pradėjome nuo Žemaitijos, kur aplankėme Palangos, Plungės ir Skuodo rajonus. Šiandien lankomės Suvalkijoje. Ir pradedame nuo Vilkaviškio rajono. Jeigu įdomu, ką galima nuveikti čia, pasilikite. Jei mūsų nepažįstate, mes esame tyrinėtojai. Jeigu norite mokytis linksmai ir įdomiai, prenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite ant varpelio, kad nepaleistumėt įdomių video. Vilkaviškio rajonas yra Lietuvos pietvakarinėje dalyje. Didžioji rajono dalis yra lygumos. Tol čia vystoma žemdirbystė. Pats Vilkaviškio miestas yra vienas senesnių iš Sūduvos miestų. Senovėje čia gyveno daug pirklių ir amatininkų. Nes prie Vilkaviškį ėjo kelias į Prūsiją. Vilkaviškio miesto herbe nuo seno vaizduojama dviguba sidabrinė lelija raudoname lauke. Antrojo pasaulinio karo metu Vilkaviškis buvo sugriautas. Išliko tik 10% pastatų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1996 metais atidengtas Jono Basanavičiaus paminklas. Miesto pavadinimas kildinamas iš gyventojo pavardė Vilkas arba Vilkaviškis, atsikėlusio iš anapus Nemuno. Arba gali būti taip, kad pavadinimas kilęs iš Vilkaujos upelio. Pačiame Vilkaviškyje nėra daug lankytinų vietų, todėl važinėjimas po Vilkaviškio rajoną. Pirmoji vieta – Plaktukų muziejus. Šis muziejus buvo atsivertęs dar visai neseniai. Ir mūsų apsilankymų metu jau turėjo 860 eksponatų. Įdomu, kiek jų turite dabar? Jeigu čia apsilankysite, parašykite mums. Kiekvieną kartą plaktukų didėja, nes tai atneša draugai, tai perka, tai dar iš kur. Sakoma, kad pasaulyje yra apie 25 000 skirtingų rūšių plaktukų. Įdomu, kaip juos suskaičiuoja. O ar visų šitų plaktukų paskirtis yra tokia pati? Tikrai ne. Kitus naudoja meistrininkai, baldų gamintojai ar net teisėjai. Dažniausiai muziejų galima aplankyti tik vakare arba savaitgaliais. Todėl būtinai susisiekite telefonu, norėdami čia apsilankyti. Bortingų miestelio Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Kiekviena vieta ir daiktas turi savo istoriją. Šios bažnyčios griuvėsiai taip pat turi savo istoriją. Ši bažnyčia baigta statyti 1790 metais. Čia veikia ir mokykla. Ši bažnyčia 1851 metais buvo pakrikštytas Jonas Basanavičius, apie kurį papasakosime dar šiame video. Ir griuvėsių vidų įeiti draudžiama, nes gali būti pavojinga. Šioje vietoje vyksta įvairiausi kultūriniai renginiai. Jono Basanavičiaus gimtinė. Jono Basanavičiaus gimtinėje pamatysite, kaip atrodo pasiturinčio Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba su tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais pastatais. Šioje sodyboje augo Jonas Basanavičius. Anksčiau namai buvo vadinami stubomis. Stuboje radome baldų, kurie buvo naudojami Basanavičiaus gyvenimo metais. Čia netgi radome keletą Jonui Basanavičiui priklausiusių daiktų. Toliau ėjome į klėtį, kur radome įvairių daiktų ir įrankių.
Dar vienoje patalpoje radome įrankius, kurie buvo naudojami žemės apdirbimui. Prieš 30 metų buvo pradėta sodinti ąžuoliukai. Ar dabar jų yra virš 8000. Čia ąžuoliukų sodina įvairiausi žmonės. Dabar galima matyti, kaip atrodo ąžuoliukas po 30 metų. Kitoje pusėje namo yra edukacinė klasė, kur vyksta daugybė edukacijų vaikams ir suaugusiems. Mes taip pat išbandėme vieną edukaciją, apie kurį papasakosime sekančiame video. Tol nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalui ir paspausti tą varpelį, kad neprarastumėte to video. Piliakalnis. Manau, kad čia stovėjo kunigaikščio Margirio pilis. Čia yra įrengtas takas, kuriuo galima apeiti aplink visą piliakalnį. O ar žinote, kodėl jis vadinasi piliakalniu? Ogi todėl, kad jis yra šalia kaimo, kuris yra pavadintas piliakalniu. Čia buvo rasta daugybė įdomių radinių, kaip peiliukai, segės, žiedai ar moliniai dirbiniai. Visi šie dirbiniai saugomi Lietuvos nacionalinėme muziejuje, kur rasite šiame video. Metalo fantazija. Privažiavę prie Vištyčio ežero apsilankėme muziejuje Metalo fantazija. Čia pamatėme šimtus eksponatų iš metalo, kuriuos dauguma išmestų į šiukšlyną, o čia jis panaudojamas labai sumaniai. Eksponatų skaičius kiekvienais metais daugėja. O kas sukūrė visus šios kūrinius? Pasirodo, kad visus kūrinius sukūrė vienas žmogus – Darius Dulinskas. Girdėjome, kad kažkur Šakių rajone jis sukūręs motociklą monstrą. Reikės būtinai aplankyti šią vietą. Vištyčio regioninis parkas. Vištyčio regioninis parkas yra tarp 3 valstybių – Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos. Toliau nusprendėme nuvažiuoti prie pačio Vištyčio ežero. Pačio Vištyčio ežero Lietuvai priklauso labai mažai. Visai netoli matosi plūduriai, kurie skiria Lietuvą ir Rusiją. Nenuplaukite per toli, nes jūs gali sulaikyti. Ši vieta vadinasi Šilelio poilsiavietė. O visai šalia jos yra šaltinis, kur privažiavome ir atsigėrėme vandens. Paežerių dvaras. Paežerių dvarą ir sodybą rasite prie Paežerių ežero. Šiuo metu jis priklauso Lietuvos dailės muziejui. Taip pat čia veikia Suvalkijos kultūros centras muziejus. Paežerių dvaras garsėja muzikiniais vakarais, edukacinėmis programomis, amatų švente, festivaliais ir kitais renginiais. Mes visas šias vietas aplankėme per 2 dienas. Tačiau jeigu viską važiuoti per 1 dieną, atstumas būtų apie 115 km. Reikėtų kiekvienoje vietoje pabūti labai trumpai. Informaciją apie visas šias vietas rasite nuorodą apačioje.
Toliau parodysime, kaip kepti suvalkietiškus blynus. Toliau prenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite ant varpelio. Taip pat jeigu jums patiko šis video, Paspauskite laiką. būtinai paspauskite. Dienos klausimus. Ką dar rekomenduotumėte aplankyti Vilkaviškio rajone? Parašykite komentaruose apačioje. Aš nieko nematau.